episode is sponsored by Raise Tech, end-to-end IT solutions for your business growth. Sveiki visi, mes tęsime savo kalbas ant Agile fotelių šiuo atveju. Agile turė 2023 ir labai smagu vėl pas save svečiuose turėti Agnę. Labas, Agnė. Iš tikrųjų, jau trečias kartas, jeigu aš teisingai suskaičiuoju. Teisingai. Turėjom tokį lengvą pokalbį, turėjom ilgą, gerą pokalbį. Dabar vėl trumpai šnektelsim tada. Gerai. Šiek tiek apie tavo temą šiandienos konferencijos, nes tu kalbėsi apie savotiškai eksperimentavimą arba tiesiog mąstymą, kaip išeiti iš to tokio fixed mąstymo ir eiti į tą tokį kūrybinių sprendimų paiešką. Ar ne? Dar negirdėjau tavo kalbos, tai nežinau visų detalių. Jo, galbūt, kaip sakant, galėčiau kažką konkrečiau tada, bet šiek tiek tokį sneak peeką padarom tada. Tai kalbant apie eksperimentus, tai kas yra svarbiausia visgi, kaip mums skatinti tą eksperimentavimo kultūrą, mąstymą, net nežinau, kaip čia vadinti geriau. Ok, iš tikrųjų šito kampo kalboje net neliesti, tai bus nes sneak peekas bus original contentas. Tai labai gerai. Manau, kad viena iš priežasčių, kodėl žmonės bijo eksperimentuoti, yra baimė. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes apskritai kažko nedarome, ar ne? Kad mes iš esmės matome kažkokias rizikas, galvojam, kad mums nepavyks. Ir ką yra galbūt verta suprasti apie eksperimentavimą, kad eksperimentas jisai yra pavykęs, jeigu mes galime iš jo pasimokyti. Iš esmės, jeigu mums nepavyksta kvalifikuoti kažkokios idėjos, nepavyksta patvirtinti savo prielaidų, tai nereiškia, kad eksperimentas yra blogas, nepavykęs ir mums nieko gero iš to nesuteikia. Eksperimentas gali failinti tik vienu atveju, jeigu mes nesugebam padaryti jokių išvadų, ar ne? Jeigu mes nesugebam sukontroliuoti savo faktorių, jeigu mes negalime to eksperimento reproducinti, ar ne, ir parodyti, kad iš tikrųjų šitas vienas kintamasis, su kuriuo mes žaidėm, padarė tokį iš esmės įtaką galutiniam rezultatui. Bet jeigu mes galim pagristai pasakyti, kad tokia buvo įtaka, ar ne, net jeigu mes pagrindžiam, kad ne, tai mums neveikia, tai yra didžiulis žingsnis į priekį, nes mes žinom, ko mums reikia nebedaryti. Tai iš esmės, tol, kol mes kontroliuojame savo eksperimentą, sufeilinti yra labai sunku, nes nesvarbu, koks bus atsakymas, mes iš esmės būsime pasistumėję vieną žingsnį į priekį. Okay, čia svarbi dalis yra tas matavimas, ne? Čia tas Lean Startupas, build, measure, learn, ne? Kad nebūtų tiesiog build and that's it, ne? Kad būtų tas, kad mes žinom, ką mes pamatojom, kas yra, mes ten galim nustatyti, mes failinam ar succeedinom, ta prasme, iš tų conclusionų savo, bet turim pamokas, ar ne, mokomės ir vėl kažką tai buildinam. Bet čia turbūt yra labai svarbi ta dalis, kur tu paminėjai, kad mes bijom. Ne, tai kaip nebijoti tada, kas būna tos baimės mūsų galvose iš tų, nežinau, kompanijose, ar netgi čia asmeniškai žiūrėti į žmogų, ar tai čia yra personaliniai dalykai, ar kompanijos kultūros elementai? Čia turbūt gali būti daug priežasčių, bet klausimas, kuris veikia man praktikoje, yra, ar yra saugu pabandyti. Ir šitas klausimas, jis yra labai paprastas, bet visus kartus, kai jį užduodavau, tai vesdavo į kažkokią prasmingą diskusiją. Nes iš esmės gali būti taip, kad mes stabdome, nes bijome ne pačių pasiekmių, bet kažkokių praktinių dalykų. Tarkim, yra labai daug procedūrų ir iš tikrųjų kultūriškai, ar ne, reikėtų daug įtikinti žmonių, praeiti kažkokių approvalų. Ir mes tiesiog bijome, kad tai bus mums, tarkim, fiziškai našta, kad bus labai daug darbo, ar ne? Ir mes galime paklausti, ar yra, ar ne, saugu tai išbandyti ir tarsi duodami suprasti, kad mes norime, kad tai būtų saugu, mes norime kalbėtis apie eksperimento apimtį, jį valdyti, ar ne, ir atlikti protingai. Nusikastume iki tikrųjų tų priežasčių, kokios tos yra baimės, kartais net labai asmeniškos. Galbūt vis dėlto taip, tai yra kažkokia rizika ir tada tas pokalbis gali jau būti apie būtent eksperimento apimtį. Nes žmonės gali duoti tau pakankamai gero feedbacko ir sakyti, tarkim, galbūt mintis ir gera, bet pabandykim pirmą su viena komanda, o ne su 10. Pabandykim su viena rinka, o ne iš karto global. Pabandykim su kažkokiu ten vienu target audience, o ne ten su skirtingais užrakiais, jeigu turim, ar ne. Tai priklausomai, kokioje srityje mes eksperimentuojam, nes eksperimentuoti mes galim ir su komandom, eksperimentuoti mes galim su organizaciniu procesu, eksperimentuoti mes galim su produktais.
mes galime visą laiką apsibrėžti skaupą. Ir iš tikrųjų tos praktikos, kurios jau mums yra tapusios kasdieniam, tarkim, iteracija, ar ne, kad mes dirbam sprintais, tai irgi padeda valdyti tam tikrą prasme riziką ir bijoti mažiau, nes, tarkim, jeigu mes kas 2 savaitės, kas savaitę paleidžiame kažką, kas veikia, tai blogiausia, kas nutiks, mes būsim praradę savaitę darbo. Lygiai taip pat su komandiniais ar ne procesais. Jeigu mes kažką pabandom ir mums visiškai neveikia ir mes turim išvadas, kad tai tikrai neveikia, o nepavyko eksperimentas, ne, tikrai pabandėm savo faktorius aplinkinius kontroliavom ir neveikia, tai mes būsim pabandę ir mes ką prarandam ten ar ne savo vienos iteracijos kažkokį galbūt našumą. Tai ar yra saugu pabandyti, yra klausimas, kuris dažnu atveju tiesiog padeda išsiaiškinti, kad yra galbūt kitos priežastys ir jas atliepti, arba iš tikrųjų apsitarti dėl to skaupo, kad tai būtų saugu išbandyti ir būtų lengviau pereiti nuo mąstymo apie inovacijas ir improvementą prie darimo. Nes kartais geriau galbūt ne taip tobulai, bet padaryti, išbandyti ir pagristai žinoti. Taip. Tai čia tas toks elementas to psychological safety. Ar ne, kiek tiesiog aš jaučiuosi saugiai, ar ne, kiek aš galiu siūlyti crazy idėjas, crazy eksperimentus kartais, ar ne, mes paskiau jos galbūt sušeipinsim į kažką tai labiau tangible ir padaromo ir išmatuojamo, bet kiek aš esu linkęs kelti tas naujas idėjas. Bet čia, su ko aš susiduriu, kaip tu matai tą elementą, tarkim, eksperimentuoti žmonės kaip ir linkę, bet jeigu keletą kartų pabandžiau, nepasisekė, ir nebenoriu daugiau bandyti. Tarsi niekas nedavė per nagus, ar ne? Tarkim, čia iš tos pusės, kad neatėjo ten vadovas ir nepasakė, kaip čia blogai, bet tiesiog, pavargau, tired of trying, žinai, šitas elementas. Gali būti faktorius. Gali būti visokie faktoriai, bet ką reiškia nepasisekė? Ar tai reiškia, kad aš pabandžiau ir man niekaip nepavyksta prieiti prie kažkokių išvadų, ar pabandžiau ir man nepavyksta rasti atsakymo į tą problemą, kurią aš bandau spręsti, ne? Nes tai yra turbūt skirtingi. Ar mes tiesiog nesuprantam apibrėžimo sėkmės, kad it's okay, kad ne visos idėjos bus verifikuotos. Ir kaip tik vakar turėjom įdomų pokalbį, kur buvo researchas didelių kompanijų, kiek idėjų jom pavyksta padaryti. Netflixui pasiteisina 1 iš 10 idėjų. Tai nėra didelis procentas ir mes kalbam apie Netflix, ar ne? Tai iš esmės taip, tam reikia šiek tiek ištvermės, reikia suprasti, kad idėjas reikia validuoti. Tačiau tai, kad mes neeksperimentuojam ir neturim proceso pamatuoti įtaką, kurią mes pasiekėm, nes mes bet kuriuo atveju kažkokiu būdu dirbsim, mes bet kuriuo atveju kažkokį produktą ar ne išleisim. Tai nereiškia, kad tos įtakos nėra ir nereiškia, kad tai iš tikrųjų suveikia. Tai šitoje vietoje tada klausimas atsiranda, ar mes ugdome žmonės, kurie gali susitvarkyti su tiesa. Taip. Dėl to, kad bet kuriuo atveju tai įvyks, bet mes labiau kalbam tada, kad galbūt aš pavargau žinoti, kad mano bandymai iš tikrųjų net neša tos vertės, kurios norėčiau. Aš apie tą būtent kampą, žinai, ir turiu omeny, kad liktais eksperimentuojam, bet kaip, ta prasme, iš tos pusės, kad kaip nesigauna, mums ten geras produktas, taip nesigauna. Žinai, taip. 20 bandymas ir eilinis iki nusiskandinom. Žinai, ten pinigai, vėlgi niekas neatleido, nedavė per galvą, mes esam tokie inovatyvūs, tarkim, ten ieškom tų sprendimų, bet vis nesigauna. Kaip tą ūpą palaikyti, aš galvoju, va šitoj vietoj, žinai, čia yra tas toksai niuansas. Sau kartais. Čia turbūt mes kalbam apie labai aukšto lygio lyderystę, ar ne? Ir turbūt kiekviena organizacija, ypač pradžioj, kada ieško savo market fito, jinai turi atsakyti savo klausimą, kiek kartų mes bandysim ir kiek kartų mes tikėsim tą idėją. O kada jau sakysim, kad ne, ar ne, ir mes tiesiog atsitrauksim, nes kaip mes žinom, daug startupų, tarkim, failina. Bet jeigu mes jau turim veikiantį produktą, mes turim kažkokį savo market fitą ir mes tiesiog suprioritizavom naują klientų poreikį, problema yra reali, bet iki galo nepavyksta įspręsti, mes kaip ir tikim. Tai kaip ir minėjau, tai, kad mes nematuosim ir nežinosim, kad mums nepavyksta, tai nekeis fakto, kad mums nepavyksta, ar ne? Tai čia tada mes kalbam apie darbą su žmonėm, kūrimą saugios aplinkos, ar ne, kad jie galėtų vis dėlto tą tiesą priimti ir jau geriau
yra žinoti, kad nepavyksta ir neinvestuoti toliau į tą idėją pinigų, negu toliau investuoti nežinant. Ar ne? Tai pats eksperimentas, jisai bet kuriuo atveju negali užtikrinti, kad mūsų visos idėjos veiks ir viską, ką mes testuosim, mes verifikuosim, kad taip ir yra, bet jisai gali mus išgelbėti nuo investavimo ten, kur visiškai neveikia. Na, ir sužinojom anksčiau, kada galbūt reikia jau tą sprendimą savo kažkaip adaptuoti, nes tas impaktas klientui nėra toks, koks mes tikėjomės. Ir jeigu lyderiai tą švenčia, ar ne, ir, ta prasme, ir ateina pas komandą ir padeda suprasti tą požiūrį, kad feilas būtų, jeigu mes nežinotume ir toliau investuotume. Tai, kad mes sužinojom, kad mes 3 kartą nepataikėm, yra daug geriau, negu mes būtume toliau investavę pinigus ten, kur nėra vertės. Tai tada ir žmonėm ta motivacija, ar ne, jeigu patys vadovai džiaugiasi ir tą sveikina ir sako, ačiū, kad sustabdėt mus nuo išmetimo pinigų į balą, tai galbūt lengviau. Čia tas lump sum cost, man atrodo, yra terminas anglų kalboje, jeigu neklystu, kur investuoju ir jau tiek suinvestavau, kad negaliu dabar jau pasakyti, kad viskas. Nes jau tiek suinvestuota, kad dabar jau reikia kažką išspausti ir toliau investuoju, nors jau galbūt iš tikrųjų nebereiktų. Ne? Čia galbūt dažnesnė liga, kurią aš pastebiu, yra didelėse tokiose korporatyvinėse organizacijose ir panašiai, kur ten buvo projektas, pinigai, matosi, kad ne į tą šoną eina, bet toliau dedam tenais, nes yra projektas, yra pinigai, padarysim vis tiek ir bandysim kažką išspausti, kad parodyti, kad buvo rezultatas. Bet šitoje vietoje dažniausiai projektus valdo žmonės, kaip čia, middle managementas, vidurinės lyderystės grandyse, ir kodėl aš sakiau, kad kai mes pradedam kalbėti šitom temom, tai yra labai stipriai apie top lyderystę, nes mes turime pagalvoti, o kaip mes motyvuojame tos vadovus, kurie ar ne nori žūtbūt įsisavinti pinigus, žūtbūt užbaigti projektą. Ir jeigu mūsų sėkmės kriterijus yra paremtas ne verte, kurią mes sukūrėm, ar ne kažkokia įtaka, kurią padarėm klientui, komandom, ne kažkokios metrikos, o pats outputas, pats delivery, kad nesvarbu, ar veiks ar neveiks, svarbu yra padeliverinti šito solutioną, ar ne, ir jeigu mes tam padeliverinam 80% plus, galim savo tapšnot per petį, tai tokia motivaciniai sistemoje tikėtina, kad tai ir bus. Ir tai turi nuo pat viršaus iš esmės eiti ir sakyti, kad aš labai džiaugiuosi, kad tau pavyko tą dalyką padeliverint, bet tikslas niekada nebuvo išleisti feature, tikslas buvo išspręsti kliento problemą, ar ne? Tai tas ateina iš viršaus dažniausiai. Tai čia vėl grįžtam prie kompanijos kultūros, ar ne? Nes tas top lyderiai ir formuoja tą kultūrą. Tai čia nuo lyderystės stiliaus, nuo to, kaip mes motyvuojam vieni kitus, kaip vertinamas aš esu galų gale, iki turbūt galima nueiti kasdienių labai dalykų. Taip, pabandykim, kaip sakant, apibendrinti ir padaryti, o kodėl reikia eksperimentuoti, jeigu pas mus viskas ok. Bet važiuojam, dirbam, uždirbam pinigus, turim geras ten profit margins, nežinau, kažkur tai ir visi gyvenam savo ramų gyvenimą. Ar reikia tada mums dar stengtis išeiti iš tos komforto zonos, ieškoti tų eksperimentų kažkokiu tai, tokį minties eksperimentą padarykim patys, žinai, ar jeigu turim tokią situaciją. Eisim toliau eksperimentuoti, ar dirbtinai nereikia kartais to kurti? Tai viskas priklauso nuo tavo ambicijos. Ir iš tikrųjų, jeigu tau atrodo, kad viskas yra ok, tai turbūt labai daug detalių reikėtų išsiaiškinti, o kas mums yra ok, ir galbūt surasti, kad gal ir ne viskas ten yra ok, nes dažniausiai, kai pradedi žiūrėti, tai randi. Bet šiai dienai tyrimai rodo, kad vien fokusuotis į tai, ką dabar darai, tai yra kelias žemyn. Ne? Ta prasme, mes galim daryti kažką tobulai, bet jeigu mes stovėsim vietoje, kai pasaulis pro mus juda, mes pradėsime atsilikti. Tai vadinasi, vien tam, kad tu išlaikytum tą tokį savo dabartinę poziciją, vis tiek tu turi mąstyti, o kas bus toliau, ar ne? Nes tam, kad tu joje atsidurtum, tu vis tiek turi kažką sukurti ir tau reikia galvoti, kaip tu tą dalyką vystysi, kitaip tai yra kelias į produktų uždarimą iš esmės, ne? Tas maintenance režimas. Ir tada iš esmės priklauso nuo to, kiek tu nori iššvaistyti pinigų, nes eksperimentavimas jisai tau padeda validuoti idėjas ir padeda greičiau pamatyti, ar kažkas veikia ar neveikia ir tą dalyką padaryti moksliniu keliu. Tai yra, turint
realių duomenų, kurie padėtų pagrysti. Ne dėl to, kad aš į priekį sukūriau projekcijas, business cases, kur ten viskas tobula ir visi gerai uždirbsim ir gyvensim, bet realiai, empiriniais duomenim, bandant, žiūrint, ar tai veikia ar neveikia ir kaip tai atrodys. Ir tikrai kai kurios idėjos neveiks, o kai kurios idėjos, kurios atrodė crazy ir net tokios, o kodėl jos apskritai tau šovė į galvą, pasirodo, jos yra tos, kurios atneša didžiulę sėkmę. Tai tiek apie tą inovavimą, žinai. Paminėjai tą mokslinį eksperimentavimo kelią, tai gal kaip paskutinis klausimas. Man tai antiek turbūt įaugęs tas, žinai, Eriko Raiso Build, Measure, Learn, čia yra, žinai, eksperimentavimas, bet aš galvoju, gal tas mokslinis kelias, tai koks jis yra, kas visgi ten turėtų būti tie kertiniai žingsneliai arba žingsniai bent jau, kiek mes čia, kad labai detalės nenueitumėm. Bet... Jo, tai iš tikrųjų... Visų pirma, tu turi pasirinkti ties, kuo tu nori eksperimentuoti. Ir aš apie tai šiek tiek kalbėsiu kalboje, kad ne visos problemos, mes turime mokėti prioritizuoti problemas. Taip. Ir kartais mums reikia truputėlį pasidaryti konteksto researchą, kad suprastume, ar tikrai tai yra teisinga problema, kurią mes prioritizuojam. Net jeigu mums ten gut feeling sako, kad čia yra teisingas dalykas, galbūt kitam kontekste tai nėra teisingas. Kai mes tą žinom, vėlgi kalbėti, kas yra sėkmė, kad mes turime kažkokias prielaidas ir tiek jų patvirtinimas, tiek paneigimas yra sėkmė. Nes sėkmė, jeigu mes nesugebėsime pasidaryti conclusion. Ir su šitu backgroundo suvokimu mes galime eiti jau į patį dizainą, kad mes turim turėti hipotezę, kur iš esmės mes pasakytume gan aiškiai ir explicitly, kokiamis sąlygomis mes tikimės, kaip kas bus. Kad jeigu mes padarysim if, tai tada bus tas, kažkokią savo jungtį. Ir mes turime turėti faktorius, kurie turi nekisti. Pavyzdžiui, jeigu mes turime komandą ir eksperimentuojame dėl komandos greičio, kaip komanda galės daugiau dalykų padaryti. Ir eigoje pasikeitė komandos narių skaičius. Tai jau mes nebegalėsim pasakyti, ar tai yra dėl to, kad mes dirbom kitokiu būdu, ar dėl to, kad komandos nariai kažkaip pasikeitė. Arba mes matuojam kažkokį produktą ir mes pradėjom eksperimentą su vienu savo target audience feedbacką rinktis ir užbaigiam su kitu. Tai čia ar palyginama, turbūt ne. Tai yra control faktoriai ir būtent jie užtikrina, kad tai turi būti reproducible. Tai reiškia, kad jeigu mes padarom tą eksperimentą teisingai, esant tokiom pačiom aplinkybėm, užtikrinant tuos pačius faktorius, mes turime gauti tą patį rezultatą. Ir tai reiškia, kad mes jau galime kaip ir pagrysti tą kažkokį santykį, kad if nutinka taip mes darom, tai tada bus taip. Tai va, ir be abejo metrikos. Tai metrikos tokia kaip ir mano tema, gal jau šiek tiek kalbėta, bet metrikos turi būti prasmingos ir neįsiplečiant mano toks rule of thumb, visą laiką derinti short-term gains su long-term cost. Okay. Kad ką mes gausime dabar ir dažniausiai žmonės pamatuoja, o kokia bus kaina to ilguoju laikotarpiu. Jeigu mes, žinai, komandoje bandom padidinti greitį, o tai ilguoju laikotarpiu, kaip atrodys kokybė, ar negrįž pas mus ten defektai po to, ir bet kokią sritį visą laiką galima pagalvoti, o kaip atrodys short term, kaip atrodys long term. Ir tada tas metrikas susidėlioti, kad būtų prasmingos ir kad kai jos judės, tu galėtum apie tai kalbėtis ir kažkaip adaptuoti savo veiksmą, įveiksminti jas. Nes jeigu nieko negali padaryti, tu pamatai metrikas ir tavo niekaip nekeičia veiksmą, tai tikėtina, kad išvaistai laiko jas rinkdama, žinai, nes nieko tau nedavė. Tai va, ir paskutinis dalykas, kas niekaip nėra susijęs su moksliniu metodu. Ir šitą dalyką aš pati iš tikrųjų supratau tik labai neseniai. Ir man atrodo, kad tai yra verta paminėti, nes tai yra tiesiog buvimas gerų žmogumi, ar ne? Okay. Kad eksperimentas neprideda vertės automatiškai, ar ne? Tai, kad mes eksperimentuojam, iš esmės komandose, kad mes eksperimentuojam su produktu, tam tikra prasme yra privilegija, nes klientas už tai savaime nemoka. Ir tai yra mūsų investicija į ateitį. Mes tikim, kad mes bandydami naujas idėjas, mes būtume ateityje sėkmingesni. Yra pakankamai daug researcho, kad mes tikėtume, kad be to mums nepavyks ir mes kaip ir suprantame, kad to reikia, bet tai kainuoja. Tai ką aš tiesiog pastebėjau, kad ypač didesnėse organizacijose labai vertinga darant eksperimentą suprasti, kam tas eksperimentas gali būti įdomus. Ir pagalvoti, o kam aš turėčiau iškomunikuoti rezultatus.
Galbūt jeigu mes, žinai, turim privilegiją eksperimentuoti su komandiniu way of worku, mums yra kaip padaryti knowledge sharing ir pasidalinti ir su kitom komandom. Galbūt yra kažkokie menedžeriai, kuriems yra įdomu, ką mes keičiam. Ir tai absoliučiai nieko nekeičia pačiam eksperimente, nes tai yra tiesiog komunikacija, kas mums pavyko, nepavyko, ką kvalifikavom, ką diskvalifikavom, bet tai yra tiesiog toks, žinai, truputėlį empatiškas supratimas, kad, na, taip, tai kainuoja, žinai, tai yra investicija į ateitį, organizacija turi mokėti algas ir už tą eksperimentą dabar ir tai yra tam tikra prasme privilegija. Tai kodėl nebūti fainam ir jeigu kažkam įdomu apie tai pakomunikuoti, nes tikrai dažnai susiduriu, kad žmonės nori užsidaryti tokį burbulą ir, žinai, savo burbulę eksperimentuoti ir kad nieks jų netrukdytų ir jeigu kažkas sutrukdo, tai tada, tai mes tada ir nebeeksperimentuosim, nes mums čia per daug sunku. Tai galbūt reikia rasti tą middle ground, bet dažnu atveju why not, vienaip ar kitaip mes turim tą privilegiją. Čia gera mintis yra accountability, kartais taip galima susikurti savo didesnį ir galų gale kitiem naudos galbūt per tai sukurti, pasidalindami tuo eksperimentu. Ką labai įdomu, galim turbūt ir daugiau šnekėti apie eksperimentus, bet aš įsivaizduoju, kad tikrai žiūrovai ir tavo kalbą kažkurio metu galės pamatyti, kažkas gal jau matėt, girdėjot, kas buvo čia, bet čia Lietuva ir kalbas kažkada paviešino, tai pasižiūrėkit Agnės kalbą, whenever it will be available, dar nežinau. Tai jeigu nori sužinoti daugiau apie eksperimentus, o šiam kartui ką, ačiū, kad užsukai ir iki kitų kartų. Iki. Viso.